Labadiena, mūsų miškų bičiuliai. Šiandien jūsų dėmesiui siūlom man asmeniškai labai artimą temą. Jaunųjų miškininkų veikla. Kažkada tai buvo ir mano vaikystės veikla, pasukusi mano gyvenimą tam tikrą kryptimi. Taigi šiandien kviečiame susipažinti, kaip su jaunaisiais miškininkais darbuojasi Ukmergės ir Anykščių miškų urėdijos. Audriau, už nugaros taip įspūdis, kad ne girininkija, o botanikos sodas. Pas jūs čia tokia didelė teritorija, retai kur sutiksi, kad čia jūs tokio turit gražaus, kad nepasijunti į girinинkiją atvažiavę su kažkokį botanikos sodą. Tai va, mes čia turim tokį projektėlį sugalvoję padaryti arboretumą. Išvertus žmonių kalbą, ne visi supras. Išvertus iš žmonių kalbą. Arboretumas tai yra sumedėjusių augalų kolekcija. Yra moksliniam, pažintiniam darbui, genetiniam darbui. Čia tik lietuviškų? Tai yra iš viso pasaulio surinkti augalai ir jos vienoje vietoje gali atvažiuoti ir daug stebėti formų, rūšių įvairovė. Čia da jūs ir kokį mamutmedį sugalvosit auginti? Jeigu pavyktų, tai mes čia viską sugalvotume. Pagal projektą numatyta 350 taksonų. O, tai tikrai daug. Ir dargi netgi pagal projektą yra galimybė, jeigu dar leistų mums galimybės plėsti iki 1000 taksonų. Na, žiūrovai klausydamėsi mūsų pašnekėsio dar turės galimybės pasigrožėti tuo jūsų kūriniu, bet šios dienos mūsų tikslas pas jūs atvykti nebuvo šitas kūrinys, o jūsų darbas su moksleiviais. Aš net galvoju, vargu ar yra kita kokia profesinė sritis, kur būtų ugdomas jaunimas, net, sakykime, ar kas nors yra girdėjęs apie jaunuosius šaltkalvius, arba jaunuosius inžinierius, ar dar kažką tai. Bet jaunieji miškininkai nuo labai senų laikų. Žinomas dalykas, tai jūsų girininkijoje šita veikla, kiek teko girdėti, irgi klesti ir nebe pirmus metus. Klesti labai seniai. Tiesiog, nežinau, truputį buvo laikai, gal truputį primažėję, padidėję, bet jau turbūt šitie visi dalykai klesti nuo girininkijos įkūrimo, nuo 26 metų, 1926 metų. Aš esu matęs senų nuotraukų, kur mokiniai važiuoja mišką sodinti su eiguliais ir taip toliau. Aišku, dabar aš dirbu čia nuo 2008 ir nuo to laiko padedam jauniesiem bičiuliam, draugaujam su jais. Gan nemažai jau yra iš jų tarpo įstojusių į miškininkystę. Taip sudomina. Ugdymas duoda kažkokius savo vaisius. Audriau, man toks klausimas, sakykime, gal ir visiškai kvailas, bet logiškas, galvoju. Prie atlyginimo tai neprisideda, o tas darbas vis tiek su vaikais reikalauja. Kaip čia, ar tai prievolė, ar tai malonumas, ar tai pašaukimas su tais vaikais, kaip sakytų mano kraštiečiai, bovytis? Tai daugiau pašaukimas, nes, aišku, prie atlyginimo tai nieks nedadeda, bet labai įdomu, su vaikais tiesiog priverčia ir patį pasitempti. Aiškia, kada tu ateini ir jie laukia kokios tai paskaitos apie kažką, kad papasakot, kad ir tas pats einam sodinti, parodai jiem, kaip tai visi dokumentaciją pildam, kaip kas papasakai. Turi ir pats kai ką dar pasivartyti, pasižiūrėti ir prisiminti. Jo, turi kažkiek tai pasiruošti. Ačiū už pasakojimą, palikim vietos, laidos siužetas ribotas, taip kad pašnekinkim mes jūsų tos jaunuosius miškininkus ir pasiklausykim jų. Ačiū. Turbūt dabar kreipiasis į jūs vaikai, įžeisčiau, tai nežinau kaip, jaunuoliai, jaunieji miškininkai. Girininkas tik ką pasakojo, kad Troškūnuose sena ir graži tradicija jaunųjų miškininkų veiklos. Prisiminė apie tai, kad yra matęs nuotraukų net iš Smetonos laikų, kai 26 metais buvo įkurta šita girininkija. Man labai įdomu iš jūsų išgirst, nesvarbu po vieną ar ir chorų, kas jūs čia traukia. Aš suprantu, kad jūs visi esat turbūt kilę iš kaimo, nei vieno čia nėra mokytis atvažiavusio iš Vilniaus ar Kauno, tai lyg tai tas miškas, kaimas, gamta šalia, o kodėl dar norit ir arčiau tą mišką pažint, kas gali man greitai atsakyti. Gal čia yra
vadas jūsų to, kaip vadinasi, būrelis jaunųjų miškininkų. Pradėkim nuo to pavadinimo, išsiaiškinkim, kas jūs tokie? Mes esam miškininkai, Gal dar jaunieji? jaunieji miškininkai. Tai kas čia, būrelis, užklasinė veikla? Būrelis. Ir šiaip mums labai patinka. O vadovą turit? Ne mokytoją. Taip, Išsirinkę vadą savo turit? taip, Tai parodykit pirštu, mes jį pašnekinsim. juste. Ko slepiasi dabar? Va, prašau. Tai dabar papasakok, kas čia per veikla jūsų ir ko jūs ieškot tam miške. Turbūt problemų, kurias galėtume mes... O tai tau tai problemų ant kiekvieno kampo yra, ko dabar į mišką eiti. Tai mums vis tiek patinka gamta. Tai mes ir... Bet gamta pati tai nėra problema. Ne, bet Tik tai mes turbūt ieškom, žmonės sukuria. Kur galėtume va, tas kitų žmonių sukurtas problemas mes pataisyti arba pabandyti girininkams padėti. Tai jūs labai pilietiškai nusiteikę iš karto. Miškas Šiaip tai mūsų draugas. dauguma sako, mes tai einam malonumų ieškoti, į diskotekas, o jūs į mišką problemų ieškoti. Žinoma, smagu, nesupykit ir negalvokit, kad aš jūs čia kritikuoju. Iš tikrųjų labai malonu girdėti, kad jūs iš pat pradžių šneka taip atsakingai. Bet, na, tų problemų ieškodami kažkokį tai malonumą, taigi jaučiat turbūt. Aišku, kai grynas oras. Tai smagu. Tai dabar gal trumpai, na, visų neprabėgsiu, gal dar kažką tai paklausiu, bet jau kaip vadė šito viso jūsų judėjimo, kokie tie veiklos kryptys ar kažkokie tai planai, projektai, kaip čia juos dabar madinga vadinti? Tai mes bandom daryti visokiausius tyriamuosius darbus, stengiamės pristatyti ne tik mūsų miestelio mastu, bet tarkim ir visai Lietuvai, taip pat keliam visokius inkilus, skruzdėlynus aptveriam. Stengiamės padėti, tiesiog ir mišką padedam atsodinti girininkams. Yra bent vienas, kuris mintyse jau kūrėt planus miškininkų tapti? Taip. Miškininkė reiškia, ne miškininkų. Kodėl? Tiesiog gamta traukia ir tėvelis yra girininkas ir tiesiog... Tai čia jau dinastija. Taip, tikriausiai. O dar bent vienas, be dinastijos, dar negalvoja. Pasirodo, jau girdžiu, už nugaros sufleruoja, kad jau įstojo, o sufleruoja ne kas kita kaip mokytoja. Tamsta mokytoja, papasakokit, ką jūs čia su tais vaikais miške išdarinėjat. Su vaikais tiesiog mes gyvenam mišku, taip vaikai. Mes pažįstam pėdsakus, mes pažįstam augalus, mes žiemą globojam žvėrelius, pavasarį keliam inkilus, po to stebim, kas juose apsigyveno. O dabar paskutinis jau mūsų toks geras darbas padarytas ir didelis džiaugsmas buvo tai, kad pernai mes laimėjom tyriamųjų darbų miške konkursą ir atstovavom Lietuvą Maskvoje. Dvi mergaitės pristatė Olele, tai čia jau tarptautiniu mastu? Taip, tyriamąjį darbą, ąžuolo jaunuolynų būklės tyrimas. O kas tą konkursą skelbė? Kokio masto iš čia buvo? Tai jis yra respublikinis, skelbė, organizuoja Stulginskio universitetas, o dalyvauja visi jaunųjų miško bičiulių sambūrio būrelį nariai, kurie nori ir pristato savo darbus. O Maskva čia šitoj vietoj kokią vietą užėmė? Atstovavom Lietuvą. Tai ten jau tarptautinis renginys buvo? Taip, tai buvo 9. tarptautinis. O kaip ten sekėsi? Ačiū, puikiai gavo. Tai čia gal yra tas, kas gali pasidalinti įspūdžiais? Taip. Kas Maskvoje buvot? Ir vėl tos pačios, ne visai, va tada dabar tave pašnekinsim. Tai kaip ten pasisekė? Šiaip gana gerai pasisekė, buvom įvertintos 3 lygmens ir tai gana geras įvertinimas. Tai smagu įvertinimas, mokytojai jau sakė, o man įdomiau ir aš manau, kad ir žiūrovam įdomiau išgirst, kodėl tu tai darai? Nes patinka, tu gamtoj jautiesi toks laisvas, nori pabūti, išsilieti gali. Bet kad gaut tokį įvertinimą, tokią premiją, tai matyt, neužtenka vien po mišką vaikščioti, reikia trupučiuką ir knygas paskaityti. Na, reikia, žinoma, ir knygų paskaityti ir savo darbą įdėti. Ar kažkokiu tai minčių, nebūtinai su miškininkystė susijusiu, bet su šita veikla, sakykime, toliau gyvenimą susijęt neturi dar? Šiaip galvoju, yra minčių, bet nežinau, įvairių krypčių yra. Įvairių krypčių, bet matyt jau kažkur labai toli nuo gamtos ir nuo biologijos neplanuoji nuklysti? Nelabai paskutiniu metu. Aišku. Tai smagu, šneka vien moteriškės, vyrai.
ką įdomaus arba baisaus miške pamatot, kai susirenkat su tokia kompanija panelių? Viską. Tenka ginti nuo vilkų, ar ne? Ne. Da, dar neteko. O šernas nebuvo užpuolęs? Ne. Gerai, mokytojas sakė, kad pėdsakus visus pažįsta. Tai dabar man vardinkit, kokių žvėrių pėdsakus matėt Troškūnų apylinkėse, miškuose. Iškė. Šernų yra. Briedžio, elnio, stirnų. O, tai praktiškai visų stambiųjų kanopinių žvėrių Lūšies pėdsakai. Net lūšį esat? Ar pėdsakus, ar pačią lūšį matė? O dar, kas ten kiškį minėjo? Kiškai dar. O kokį kiškį? Nežinau. Jeigu jaunasis miškininkas, tai turi žinot, pilkai ar baltai? Gal baltai? Baltai? Nu, jeigu miške, tai tada baltai. Bet ar žinai, kad baltasis yra Raudonosios knygos atstovas? Ne. Nu va, tai reiškia, tamsta mokytojo spraga. Gerai, smagu su jumis taip bendraut. Aš dar girininką noriu įtraukti. Mokiniai minėjo, kad padeda. Na, galbūt, kai vertinti iš ekonominių pozicijų, tas padėjimas vargu ar atsiperka, bet ar iš tikrųjų kažkokia tai pagalba reali girininkijos darbe egzistuoja iš šito jaunimo? Pagrindinė tai didžiausia pagalba, tai pavasarinis inkilų kelimas ir kalimas. Gan nemažai vaikai sukala, mes tiesiog medžiagas pateikiam, lentų gauna ir dirba tikrai gan nemažą darbą padaro. Sakykime, būrelis. Ir kitas labai didelis darbas yra šiukšlių rinkimas. Tai mūsų didžioji akcija darom. Tai visą tai, kas apčiuopiama. Ir jie praktiškai po 20-30 vaikų kasmet sudalyvauja. Ir mes iki tonas ir daugiau šiukšlių surenkam. Tai yra irgi ganėtinai didžiulis darbas. O vat minėjo, kad ir vaikiškus tuos tyriamuosius darbus, ar jie kažkur tai atranda kokį tai praktinį pritaikymą girininkijos veikloje, ar čia daugiau jiem pažint, mokytis? Gal aišku, ten nėra tokio lygio labai aukšta, kad ten kažką tai galėtum padaryti, bet jie patys išmoksta dirbti, analizuoti, matuoti, vertinti visus savo duomenis, skaičiuoti. Tikrai praktinės naudos tai čia jiem. Aš dar mokytoją noriu paklausti. Mokytoja, sakykit, tą kompaniją reikia sukviesti, ieškoti, raginti. Ar konkurencija yra Troškūnuose, kad pakliūti į šitą būrelį? Yra konkurencija, iš tikrųjų jau nelabai priimam kitų naujų narių. Tai tada yra kažkokie vertinimo kriterijai? Turi lankyti būrelius, būtinai turi užsimti veiklą, turi prisidėti. Ne tik inkilų kalimas, bet ir jau kiekvieną dieną. Aišku, turėtų ir testą turi išlaikyti pirmą pakopą. Tai kažkoks kandidato statusas egzistuoja? Taip, yra kandidato statusas. Tada tik tai gauna tikrą pažymėjimą, kai išlaiko pirmos pakopos. Ir kas sprendžia, ar jau tas kandidato statusas suteikia galimybę tapti būrelio nariu, ar ne, mokytoja, ar kolektyvas? Ne, mes tiesiog pasikviečiam girininką, pasikviečiam dar iš urėdijos atstovus. Jie įvertina jų žinias, laiko jie egzaminą, testą ir tik tada gauna. Ir tokia griežta atranka neatbaido norinčių? Na, neatbaido. Juk mokykloje tų egzaminų, testų visokių ir taip užtenka. O čia laisvalaikio veiklai dar tokie griežti kriterijai atrankos. Įdomu vaikams. Vytautai, apie inkilėlius šnekėjot, kad keliat, bet čia toks, inkilas be skylės, tai kas čia per inkilas ir kam jis skirtas? Kiek išgirdau iš jūsų šnekų, kad jūs čia kažkokį tai projektą naują sugalvoję esat. Tai čia yra inkilas padarytas šikšnosparniams, bet inkilas, nes jis yra be skylės, kaip įprastai. Tai kur čia tie šikšnosparniai? Jie taip iš apačios įlenda. Ir jiems čia yra išpjauti tokie grevelį, kad jie įsikabintų. Įsilaikytų. Tai ir kiek supratau iš jūsų šnekų, kad jūs čia ne tik tai pakabinat tą inkilą, bet dar ir stebit ir kontroliuojat, ar čia tie šikšnosparniai būna, nebūna? Taip, mes stebim su specialia aparatu, kur yra ultragarsai. Ir pas mus Troškūnuose yra viena linija, prie vienuolyno šikšnosparnių ir prie mokyklos, tai mes jos ir stebim. Nu ir kaip, tai tos inkilų, kiek tokių inkilų esat iškėlę? Tokių inkilų dabar... Kiek, 10, 15, 20? 10, kažką apie 10. Ir užimti yra ten tie šikšnosparniai? Dabar dar kelsi. Tai o tie stebėjimai, ką jūs ten garsus fiksuojat, ar kas ten vyksta? Kiek tų šikšnosparnių ten per pusvalandį, per valandą jų pasirodo.
ką ten daro. Tai bet čia šikšnosparnis ne dienos paukštis, tai ką jūs čia? Mes- Naktinėjat? Jo, naktinėjat. Tai, o kaip ant rytojus į pamokas einat? Na tai darom savaitgalį. Kitų dalykų mokytojai pretenzijų nereiškia, kad atėjo ryte snaudžiat per pamokas. Ne. Nu, smagu, šaunu, tikrai šaunuolė ir įdomu. Tiesą pasakius, net ne teko susidurt, kad va taip mėgėjiškai mokiniai keltų inkilų šikšnosparniam ir dujas stebėtų. Smagu, šaunuoliai. Pasisveikinam su mišku. Miškas negirdėjo, su mišku reikia sveikintis taip, kad atkartotų aidas. Ir pabandom 3, 4. Ei, he, 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 he. Dar kartą. Ho, ho. Dabar jau, man atrodo, girdi. Gerbiamus urėdė, gražus renginys, bet jis sudėtinė dalis kažkokio tai didžiulio renginio. Nepamenu, kad kada nors į Ukmergę važiuojant tiek daug nuorodų būtų į parodą. Kas čia per paroda? Čia jau 2 metai vyksta miško technikos ir visų įmonių, kurių susijusių su technikos aptarnavimu paslaugų demonstravimas. Taip, kad tikrai yra džiugu, kad šitas renginys vyksta Ukmergėje ir kad čia tampa šita vieta kaip po pavasarį traukos centru visiems susijusiems žmonėms su mišku. Tai gražu, bet mes atvažiavom čia ir filmuojam dalį šito renginio ir ta dalis tai yra gražus būrys vaikų ir ką dabar bendro Ukmergės miškų urėdija turi su tais vaikais. Mes žiemą paskelbėme konkursą, kur kiekvienas vaikas galėjo rašyti savo mintis, išdėstyti ant popieriaus būtent apie mišką. Ir va tokių atsirado rašančių 77 vaikai. Kaip tik šiandien vyksta baigiamoji. Čia Ukmergės urėdijos teritorijoje esančių mokyklų. Tai yra Ukmergės, Širvintų ir Molėtų rajono vaikai. Tai kokio amžiaus? Amžiaus buvo 3 kategorijos. Buvo patys mažiausi, paskui nuo 5-9 klasių ir gimnazistai. Tai vat būtent visose šitose kategorijose buvo pripažinti ir nugalėtojai, išrinko garbingą komisiją tuos visus narius. Natūralus klausimas, kam miškininkam užsiimti vaikų auklėjimą? O tai juk ir prasideda miškininkystė. Nuo pirmo medelio pasodinimo, nuo pirmo šiukšlės pakėlimo, nuo vaikščiojimo po gamtą, nuo meilės gamtai skiepimo. Ar jūsų urėdija jau turi kažkokias tai senesnės tradicijas to bendravimo su vaikais, ar čia kažkokius naujus dirvonus pradeda dar? Galbūt va tie tokie urėdijos mastų konkursai buvo jau kita forma. Anksčiau mes bendraudom daugiau girmininkijos lygmenyje su vaikais, dabar va prasidėjo urėdijos. Ir atsiliepimų jau girdėjot iš mokyklų, iš pačių vaikų, iš visuomenės, ar tas renginys laukia? Atsiliepimus mes dar girdėsime, nes paprastai visi atsiliepimai yra pasakomi praėjus renginiui po kažkiek. Bet iš to, kad čia yra žmonių, kad jie vaikšto, kad domisi, kad būtent mokytojas kartu atvažiuoja su vaikais, tai aš manau, kad atgarsį turės šitas renginukas. Kągi, ačiū urėdė ir linkim sėkmės. Ačiū. Labadiena visiems, tikrai nuoširdus ačiū organizatoriam, generaliniai urėdijai, urėdui, vietiniam urėdui, visiems girininkam. Sveikinu visus ir 77 mokinius ir jų mokytojus. Nežinau, kaip ten tos prizus padalins, bet visi 77 nebejotinai laimėjo, todėl kad jie dalyvavo tokiam tikrai prasmingam ir svarbiam renginiui. Pone Aldona, šito renginio siela esat jūs. Tai ar labai sunku buvo tuos vaikus prisikviesti, priprašyti, kad parašytų, šiais laikais visi kompiuteriais rašo, o čia turbūt rankutė gal buvo net rašyta? Šiaip ar taip yra idėja ne mano, o urėdo. Retai tokių yra urėdų, kad jie gali sugalvoti šitokį konkursą vaikams. Vaikai jį labai myli. Urėdas sugalvojo, padaryti reikėjo kažkam. O padaryti reikėjo, žinoma, man. Aš esu tik tai vykdytoja. Prisikviesti nebuvo visai sunku ir galvojau man, kad 20-30 rašinių iš tiesų, kaip sakiau, ar ne, Taip. kad gausime.
jų užplūdo 77 rašiniai su įtaigiausiais pavadinimais, puikiausia mintim, kai sentencijos, mes ketiname jas perskaityti, bet kadangi taip labai karšta, tai jau nebeskaitėm, nes nugeipsim nuo to karščio. Yra ranka rašytų, labai vaikai atvirai rašo. Vadinasi, miškai vaikam, jaunai kartai, nėra nesvarbus. Jiems taip pat brangus, kaip ir mums, miškininkams. Paneigėm visus gandus, kad jaunimas tolsta šiandien nuo gamtos. Jaunimas yra mūsų gamtoje. Tai labai smagu. Ar tie kontaktai, ryšiai su mokyklom čia buvo tik pirmieji pradžia, ar čia urėdija turi jau kažkokias tradicijas? Urėdija labai draugauja su vaikais. Eglutė, kurie atėjo ir čia Šilo pagrindinės mokyklos Gurgutis, jie nuolatiniai svečiai, jie patys pasisiūlė, kad mumis pasveikins, ar ne, jie nuolat būna. Bet šitie vaikai, kurie atėjo iš visų kaimo mokyklų, čia iš visur miesto, keiščiausia, kad miestų labai daug vaikų, tai jie atėjo pas mus pirmą kartą. Ir aš manau, kad jau jie iš mūsų nebeišeis. Kągi, ponia Aldona, tikrai smagu, džiugina jūsų entuzijazmas, dėkui už gražų renginį ir malonų pasakojimą. Sėkmės pabaigiant tą gražų renginį. Ačiū. Ukmergės Dukštinos pagrindinės mokyklos 4D klasės Kiškelio istorija. Kamarovienė yra irgi. Palauk, padėkos raštas. Padėkos raštas Kamarovienė. Ačiū labai. Kviečiame Augustą ir jo mokytoją Aldoną Medoninę. Mokytojas nėra, bet aš paimsiu kitą mokytoją. Trečią vietą Kamiliai Kuolinytei. Už jos rašinė Miškas. Kviečiame jos mokytoją Ritą Gelūnienę. Štai viską šiandien. Malonių vasaros akimirkų mūsų miškuose ir iki pasimatymo po 2 savaičių.